Kaip čia įvažiuoti, man? Dėk per tapkę! Tokia šita kelias. Radau priežastį, kas čia mane įbeld. Pažiūrėk. Sveiki! Ar jūs manis pasilgot? Aš tai jūs pasilgau jau belekiek, pagaliau suradau laiką išvažiuoti kažkom pamatyti ir pasiimti su savim kartu į jumis. Kaip matot, jau šitas ženklas byloja, kad aš esu jau apie nebe Lietuvos teritorijoje. Ir šis video man ir ypatingas, kadangi aš to laukiau labai daug laiką. Turbūt nuo tada, kai aš pradėjau žiūrėti YouTube, tai tas buvo, nežinau, kažkiek 10 metų. Nes aš žiūrėdavau video, kaip panas gyvena kemperiu, sanus keliaun, mato dalykus. Nuo tada man tas buvo tokia nepasiekiama svajonė turėti savo kemperį ir kažkur išvažiuoti. Bet kemperiaus aš neturiu ir ta idėja manis nebežau, bet aš turiu mašiną. Aš jau turiu mašiną. Tai šiame video aš išbandysiu savi. Man ir tinkams toks gyvenimo būdas, ar aš galėčiau gyventi mašinu, keliauti, važiuoti kažkur pamatyti, daryti. Tai pirmoji mano kelionė pirms išvažiavėms bus. Čia buvo mano toks, atrodo, tik nusipirks mašiną, išlaikys teisę, man pirm kelionė bus į Latviją. Ir nežinau, kodėl mane ten trauk. Aš esu daug kartų jau buvus, daug kon ten mačius, bet noriu paimti ir išvažiuoti. Važiuojam, lipam į mašiną ir papasakosiu jums biškį daugiau. Taigi, per tus 4 mėnesius, kol nekėliau jokį video, aš spėjau išsilaikyti teisės, nusipirkti mašiną, spėjau aplankyti Tailandą ir spėjau aplankyti Ispaniją. Nieko nefilmavau nei Tailandė, nei Ispanijoje. Norėjau tiesiog pailsėti, negalvoti apie jokius darbus, apie nieką. Jeigu prisimenat, praeitas metas aš apie jau kaminu, jau sakiau, kad jau tus labai pavargus, tokį išsekus. Tai žinokit, tiek laika tas nuovargis ir nepraeinantis. Ir aš manau, kad čia ir iš kažkokios emocinis būsenas, galbūt iš kažkokia biški perdegimą. Tai va, norėjau pabandyti tiesiog pasilsėti, pasimėgauti kelionę ir apie nieką negalvoti. Per 4 mėnesius įvyko tiek įvykių. Tai mašiną turiu 2 mėnesiai, tai 2 mėnesius jau turiu stažą kaip vairuojantis žmogus. Ir šiandien važiuosam į Latviją, važiuosam į Siguldą. Planiuks yra nuvažiuoti į Siguldą, pasivakščiuoti, kažkom pamatyti ir ieškoti nakvynės prie jūros, kur galėčiau išmiegoti mašinu. Pasėmiau savo šunioką, badė pasirodyk. Pasėmiau šunioką, uns net nežin, kur važiuojam. Aš jaučians galvoju, kad varom į kaimą pas katiniuku, bet dėja katiniuką aš nekės, nei bent tik tas latvišką. Tai va, susirasti nakvynį kažkur prie jūros, išmiegoti, pasėmiau visą dėžį pilną maistą, tai pasigaminti kažko valgyti ir pamėginti išnakvoti mašinu. Iš tikrųjų, šį rytą atsikėlus galvoju, kuntu čia svaigsti, meiguotoj mašino atsirado, aš meiguojau numus ir man buvo šalta, buvau apsiklojus su kaldra į 2 adėlas ir man buvo šalta. Ir tegu blemba, tai kaip kažin man šito naktis to mašino bus praleista. Bet irgi pasėmiau ir kaldrą, nusipirkau net naujus užvalkalus, išsiploviau, visko pasidariau taip mergaitišką, kad būtų fainė mane išmiegoti, kad nereikėtų, žinot, vis tiek mašino miegoti, tai ne tas pats kaip mūsų lovelė. Šiuo metu jau esu Latvijoje, iki Siguldos mane lieka 3 valandas kelią ir kas mane biški neramin, tai kad reikės važiuoti pro Rygą. Pro Rygą yra 2 tiltatukiai, vienas yra ten ein pro senamiestį, ten, ačiū Dievo, man nereiks važiuoti, o kits yra biški dešiniau, ten pro Jelgavą, pro Tomposį važiuosiam. Ir kas manis neramin, tai Katinas ir tokie jau, sakykime, biški didmiesčiaus keliai. Jau ten yra tų visokių kelių juostų kelias. Ten ir visokiai ten užvažiavimą, apvažiavimą, ten tiltelė. Tai biškėlį dėl to galbūt nerimauju.
jeigu pataikys neįton jaustą, kad nebūtų taip, kad, ne tą jaustą, ir suku į kietą postą, reikia kažką susikaupti, nepergyventi, jeigu nusoksiu neįton postą. Bet mano klientė man davė labai gerą patarimą. Saka, jeigu neapžinosi, išsigosi, kažkon sako, įsijunk avarinį, sako, važiuok, sako, pamatysi, vis tiek, sako, vis tai praleis. Tai aš taip padarysiu. Jeigu jau matys, kad kažkas negera, neapsuprant, ko daryti, įsijungs avarinį, įvažiausiu, kaip važiaus. Svarbiausia tik tą neskubėti, nedaryti tokių labai greitų kažkokių sprendimų, nes čia teko mane važiuoti iki Klaipėdos, badį vežiau pas kardiologą. Tai kretingo biškį neton jaustą pasirinkau ir kažkaip, galvoju, neto jaustą ir pradėjau sokti, o tuo aklojo zono buvo motociklas, įsivaizduojat, kaip žiaurė. Tai gera, kai jis pradėjo pypinti, tai, bet aš posūkį ruodžiau šiaip, tai jis pats kaltas, kad čia lent tai kartėjai. Žodžiu, jaukas, bet tokias situacijas yra nejokingas. O iš vėsa, kaip atsirado tos mano teisės, tai aš teisų neturėjau, niekada neturėjau. Kažką, man nereikėjo, aš turėjau savo asmeninį vairuotoją, mane visur vežiodavo ir kažkaip to poreikiaus nebuvo. Švies laiką ir norėjau tų teisų, bet vis neprisibausdavo, kad ten varyti, ten laikyti. Aš tiesiog tingėjau, ten ton teorijai varys, spręsti, kažkam kažko įrodinėti. Aš pat žinau, kad aš vairuoti moku. Taip, žinau, biškį gali pavažiuoti. Ir kas mane motivavo, tai man telšius gyvenant mašins kapi nerek. Aš vis laik važiuodavau su e-transportu, ten su boltas visokies. Tai telšė ten per 15 minučių galiu peškom perėjai. Bet kada atsirado man tos norų, sumaščiau, kad aš noriu aplankyti Albaniją. Tas buvo prieš metus laiką. Aš galvoju, gera, aš atskrendu į Albaniją, ne? Ir kas toliau, kaip aš nuvarysiu į kitos gamtos, kaip aš nuvarysiu į tos kalnus, man reikia imti kažkokį gidą ar kažko, aš nenoriu taip, aš noriu važiuoti pati, sustoti ten, kur aš noriu pati, aš noriu išnakvoti mašino ten ar palapinėje ir aš to negaliu padaryti. Jutaus tokį, tiesiog, tokį, sakykime, neįgalus ties to dalykų, neįgalus žmogus. Tai nusprendžiau, kad vis tik reikia išsilaikyti tas teisės ir nusipirkti kažkokį mašiniuką. Jeigu prisimenat, da kaip buvau Madeiroje, mane įsiūlė nusipirkti padirbtas teisės, aš ganėtinai buvau susidomėjus. Galvoju, bliam, išsinuomočiau kokį nors motorinką savo vidėčiau tenas. Tai iki to lygiaus, kad man reikia. Didžiausias tas toks mano jau top būtų, jeigu aš galėčiau su mašina važiuoti į užsienį, į kitas šalis, aplankyti, važiuoti. Bet su kokias sunkumas susidurčiau aš kaip moteris, tai yra nemokėjams pasiremontuoti mašinas, jeigu kažkas sanaitinas nutektų. Aš neturiu supratėm, padong, ten koik da gal pasikeičiau, jeigu ten kratą bent jau turėčiau mašino, nes dabar turiu tik zapaskį ir ton raktą atsukimo. Ta prasme, suprantat, tokių dalykų, tai tokiu atveju, jeigu pati nemoki pasitvarkyti, turi turėti daug pinigų, kad kažkas atsitink, veži, aiškai, kokį nors ton servizai, tau ten paremontuon, tavi ten apgaun, pakeit padungų orą iš vasariniausi žeiminį, ir tokiu būdu jau gali kaip ir važiuoti daryti dalykus kažkokius. Kits sunkoms, tai ir vairavėms. Ką be būtų, aš tos praktikas neturiu, kas kad aš nebijau važiuoti, kas kad aš galiu ton gazą paspausti, bet jeigu aš neturiu reakcijai sustoti, tai vėl toks. Nieko nelaukiu, metu savi laukiu iš komfortą, važiuoju ten, kur man ir kažkiek tai nejaukia ir bandau, mokaus ir žiūriu, kaip man čia viskas sekas, kaip man sekas vairuoti, kaip man sekas nakvoti mašino. Ir žiūrėsim, gal kažkada tas išaugs į ton, kad aš galėsiu išvažiuoti ne vieną dieną, ne vieną savaitę, kažkur biški toliau už Telšių ženklą, kaip jeigu žiūrė tokį YouTube motoguris,
Gorilovičius, tai Unsa sako, nu biškių žvarnių ženklą tinas. Tai va, Unsa buvo irgi vienas iš žmonių, katrai užmotivavo išvažiuoti kažkur. Tas žmogus keliaun su motociklas, išvažiaun ten visokius kalnus ir panašiai. Bet va, žmogus mūg pasiremontuoti, Unsa žena, apie tus motociklus, visko. No, o mane te biški, nu, netep gaunas. Ir labai ačiū, kas sugrįžtat pažiūrėti mano video. Ačiū, kad mane parašot, kad kur esi dingos, kuomet naus video. Taip atrodo, labai daug jautus darant visokių skirtingų veiklėlių. Ir pametu kartas patys savi, ne kartas, nu, jautus tokį biškį pasimetus, kuri katrom pasibeiti ir kada monis vat, pasilgstat, tai jautus žiaurėte. Gerai, to jau apsikruoksu. Tai šis savaitgalis yra pirmasis nuo praeitą video, kada galiu laiką skirti savo. Tiesa, meluoju, esu turėjau vieną savaitgalį, bet tą savaitgalį praleidau tiesiog mėguodama, gulėdama lovo ir net nesikėliau, net nebuvau iškėlus su kuojais iš namų, nes, kaip sakiau, va, toks ir kažkoks nuolatinis nuovargis ir kaip sakiau, čia turbūt yra šitos emocinis kažkokios būklės, kad tiesiog, nu, esu daug dalykų visokių prisimaščius daryti ir matyti širdis nesijautų teik laiminga, kiek norėtų jaustis, leidant laiką, va pavyzdžiau, kaip dabar. Aš prisimenu, kaip aš važiuodavau su tėvas čia. Į ton Rygą. Eik, tu kur tu važiuoji, tėvą? Eik savo. Tai jau įvažiausiu į Rygą, man te atrodo. Čia net tas kels tavo. Gera. Prasideda, eik savo net supykien. Prasideda ta dalis, katros aš bijojau. Jautų jau kabiški nutirpinė veids iš tos baimės. Bet niek, viskas gera. Nėrašins. Nėr. Jeigu ir net nebandot, man reikia važiuoti. Blemba, nu tie pagalvojus 2 mėnesius turiu teisų realią. Taip duodu savo. Vizė, kazė, dubiliukai. Čia greitis 110. Man negalima tokio greičio. Mano duomenimis. Latvijoje nėra tokį dalyką kaip klevo laps. Taip, nėra tokį ženklinimą. Ir čia rodo, kad galima važiuoti 110. Bet nežinau, ar man šitie galima. Šiaip stengus neveršyti greičiaus. Esu tokį biškį, nu, aš nejauto, nu, atrodo kažkaip čiut paspaudį jau vizė 10 km per daug. Tai, bet stengus neviršyti, kad ir patink, tipo, tas greitis. Bet, nu, stengus suvai, kad, nu, negaliu, aš nesu kažkoks super vairuotojai, ko tik išsilaiks, teis reikia nemondravoti. Tai va, taip, va, stengus kažką, kažkaip matos iš veidėlę, ne? Kad biški toks ir stresėlis. Bet žino, dėl ko man dai stresėlis, kad aš noriu į tūliką. Agird. Man čia reikia. Kas čia man bild? Kaip sustoju ant laisvo? Tun, kažkoks. Važiuoti garažą, nieko nebus, reiks veizėti, kas čia. Nu, važiauk su savo Škoda. Gerai. Kur širdžiai taip miela į Venezuela. Žinot, kas būna jaukinga, įsijungu muziką garsą ir negirdu, kad pavardę reikia perjungti. Sauka kaitinu, apsukas virš 3000. Negirdu, sako, važiuom, skaistėlis pakainiausia. Ačiū 50 greits, a jūs juokaujat? Taip lėta, kodėl?
Toks geras kėlas, o čia ką savo mata. Ar aš to jaustu? Nu to da kol kas. Eik tu savo, bet kaip nūrai tualetą. Primeskėt, aš esu Rygoje, realiai. Realiai Rygoje. Realiai. Ką žinai, jūs girdot? Tatan. Tatan. Kažkoks toks garsas. Baik. Lemp, kažin kas čia. Tatan. Oba. Šiaip dažna da man prasykas tekinė kažką ton sankabą biškį ilgiau palaikau. Mašinuvoje Zaukap didmiestį. Šiaip iš tikrųjų, manau, gerų laikų išvažiavau, nes mačiau, kad daug važiavau link Lietuvos pojus. Šiandien yra juk ta jūra šventė. Tai gerų pačių laikų savo aš čia leku lauk iš tos lietuvėlės. Nu žaltį, nu kas čia per du garsas? Venezuela. Eik tu savo. Aš prisimenu kažkada čia baudos gavom. To veito, nes čia biškį buvau gazų. Ne aš vairavau, aišku, bet parėjai ten nemėgta baudelį. Baudužė. Eik tu savo, kad noriu į tualetą. Eik savo, aš esu Rygo, oh my god. Pažiūrėkit. Oh my god. Skaistėlį, nu. Eik tu savo, ui, blemba biškį. Žaltį su tau greičiu. Nu bet ką, ir sunkia. Tik jau čiut į savo pukščiurką jau. Eik tu savo. Rygo esu, what the hell. Oh my god. Pala. Aš čia bijojau atsvažiuoti ton veitą. Tas kits telts ir traukinių. Aš esu čia, tai aš važiausiu per senamiestį, reiškia. Pala, kur man reik sakti? Kur man reik nusakti? Čia? Daug dėjų, kad čia būtų. Eik tu šiekti. Eik tu savo gerai, laiku pamačiau. Blemba, aš ką esu. McLeod's. Opa, man reik čia. Neči nusukau. Nu kaušalį. Aišku, ką neči. Aba. Dieva. Nu kodėl turėda panečiai įsokti? Kliuok varni. 500 greitis. Apsiramink. Gera, nieko tokio. Į navigaciją šias laikas, žiūrėk, soksi, apsisoksi, viskas. Sukime dešinėn. Eik, co. Negera, tik tas, kai į tualetą noriu, blemba. Ne, važiuojam. Dėd, neik per perėjį, dabar aš važiuoju. Opa. Palauk, o tu kaip čia tos tramvajas yra? Ko man reiks daryti, jeigu tramvajus važiaus? Aišku, ką praleisti, nes ką kals maniai, tai maž nepasirodys. Tu kaip man čia reik? Eik, tu niek nesprantu. Taip žinojau, ką reiks stoti ten tuo pakrumyje. Nu, važiaujam, ką? Jung ton žalį lekam. Au, Jėzus Marija. Prisiprašiau. Nu, bet nereikiau. Jau. Neįpalk, aš važiuoju dabar. Šilta, kondišas neveik. Gera, neįsigazok skaisteliuk, čia ir miestas, čia ir nedidelis greitis. Baig. Nu, prisidirbau į visio dabar, jau gera važiuojam. Vis tiek ten pat pataikiau. Ačiū problema. Neik ton jūs pataikyti. Nematau jokių problemų visišką. Badėjo, kaip tu ten gali važiuoji. Dabar 3 kilometrą teisė. Be problemėlį, čia Akropolį žinavai netoli.
Rygoje aš esu šiaip labai daug laiko praleidus. Vasarom mano mama išveždavo. Tiesiog būdavau vasarom pas savo tetą Rygoje. Tai fainė, kad nesėdėti kaime, nes man tėva kaime tuo metu gyvena. Dabar gyvena, tai leisdavau išvažiuoti. Tai būdavo mėnesį, dar ilgiau, man atrodo. Buvau net pradėjus latvių kalbą mokytis. Mano teta, kad gauti darbą, anai reikėjo gauti Latvijos pilietybę, akunten. Tai ana mokės latvių kalbą, o aš būdama vasarą irgi mokiaus kartsoną. Ten aišku, tas mokymas, ten anos pratybas, ten vartydavau, bandydavau spręsti tas knygelis. Tai fainė, žinojau iš tikrųjų biškitų žodžių visko, bet kaip nenaudojate apie pamiršti. Ryga tuo kirminiai nemaža, sakykime, apkeliauta. Ir šiaip su tėvas labai dažnai varydavom į Latviją, varydavom į Leipuoj, ten teta gyvena. Ir Rygoje būdavom, vaikščiodavom visur, ten tų senamiščius ir panašiai. Tai Ryga man tokį artimą iš tikrųjų. O kas čia per kamščiai į šitą tiltą? Kaip jūs galvojat, O, dievuliau. Kaip jūs galvojat? O, kuka pasmert sankaba. A jūs galvojat, aš ne... Oi, užgesau. Kaip jūs galvojat, aš turiu neužgesti, jeigu čia kamščia ant tilto? Eikit, vakulėlė. Eik, tu šiek... Nuvažiau! Eik, tu savo. O kas smirda? Aš tikrųjų... Eik, tu šiek... Čia sankab smirda. Kas čia per remontą da? Okei, viskas gera. O gal čia šitos mašins smirda ne iš mon? Aišku, kai iš mon. Gera, tu rikiaujasi, aš rikiaujus. Nežinau, taip man reikėjo. Gera, prapuskėm ton smarių biškį. Normaliai, eikit. Normaliai, net nebaisė, visiškai. Dalysk. O tu dorn sėsti. Eik, tu šiekt. Ai, aš buvau matyti to aklojo zono nematymo. Šiandien, mėly žiūrovai, išgirsite nemažai keiksmažodžių. Bet tai yra visiškai normali praktika. Ko jūs visi tiek narduot? Aš juk nemoku važiuot. Nebandai lyst, nebandyk. Jums tai jaukinga žiūrėti, ne? Kaip aš čia tridaliauju. O koks žiedas? Kaip čia įvažiuoti, Dėt per tapkę! Prašome su savo Tesla ir važiuoti. Man reikia dabar čia. Ne? Yes! Pataikiau! Nesuprantu, tą ilgą aš važiavau su to Rygoje. Aš galvoju, kad ten biški, ten tokias pavažinėsiu ir viskas ir išlysiu kažkokius vėl ten gyvenvietis, tipo paprastus. Kaip Rygoje, taip Rygoje. Kaip neišvažiavau iš Rygos, taip neišvažiavau iš Rygos. Šiuo metu esu kamštyje. Tada nei bent žinotų, kad aš turiu teisės tik 2 mėnesius. Net neįtarčiau nieks. Nei bent tik dėl vairavim gal sakyti, kas anai teisės davė mus nusipirka. Vis dar esu kamštyje, man visiškai nepatinka man mašina, kažkoks tas garsas ir ką paėdu šveic atrodo niek, bet tik sustojant laisvau iškart. Radau priežastį, kas čia mane įbild, pažiūrėkit. Jaučka niek tokia, ne? Gera, važiuojam toliau. Nu žinokit, sunku patikėti. Regis atvažiavau.
Geras, eik tu savo. Žinot, kas dar man įdomi, jaučiu, kad baudų, kiek būsiu prisirinkusi. Bliam, bet tipo, čia, būtent greitsa nepem ir rod, kad čia, oi, tu jau bus matuoklis, iš kažkap, kap nematau tų matuokliaus, taip nematau, o netyčia paspaudu per 10 km per daug, tai čia yra faktas. Tai va, tai nežinau. Tikėkimės geriausio, ruoškimės blogiausiam, bet končiai jau prisiruoši. Končiai be prisiruoši, jeigu jau prisidirbau, tai prisidirbau, viskas jau. Badė, atvažiavom. Bet žinok, Badė, aš apsigavau. Aš galvau, kad tau čia galės eiti pasivakščiot, bet ir ženklas, kad čia negali šuniukam. Tai gausi palaukti, tu pamieguosi. Visą dieną Baduks nemieguoja normaliai, nes aš čia draskiausiu mašiną, čia muzika, viskas. O Baduks yra įpratis po 12 valandų per dieną pramieguoti. Gera, šokam iš mašinas, varom ieškoti gražių vietų. Na, štai, jūs esate čia ir mes dabar eisime įsipilti vandenio, tada pasilinksminsim, pajuokausim su to kažkokiu bebriuku. Tada eisim puskilometrą, eisim ir vėl grįšim čia. Kaip suprantu, čia liktas 2 valandų užtenka peit. Nu, bus matyti. Nu, kur atvažiavau, aš pati nežinau. Ne, iš tikrųjų, tai čia ir Gaujos nacionalinis parkas, bet būtent Katro vietos paviršau. Biškį perkaitą galvėlį. Bet esmė tam, kad tas nacionalinis parkas yra 90 000 hektarų pločiaus. Tai, čia, vienos veitelis turi važiuoti iki kitos veitelis su mašina, aš kaip supratau. Tai pirmiausias mūsų sustojimas bus įsipilti vandens. Pažiūrėkit, tokį uolą savo. Šitą vandinoką to jau. Eik, tu savo kavainė. Eik, tu savo šitą tokį bėg upeliuką. Iš pradžių testą padarykim. Gerams. Koks šalts. Bet kaip gera. Sužilau to mašinu. Ką paprašinėta visur. 198 kažkokį skaičiuką. Geras. Kažin kiek čia reik džiaugtis, kaip įbraižyta. Bet yra. Geras. Kavainė. Voran mečiau. Tokiai savo. Kaip įdomi, kad taip išraižyta. Taip įdomiau kažką atrodo. Ypač tai medžia meta. Avietė. Ypač tai meta, kai yra. Aš yra skaitę atrodo. Gražu. Oh my god, geras. Jei neklystu, skaičiau, kad čia ir pačias didžiausias uolas Europo. Galite būti. Taigi buvau, kur aš buvau prie uolų tuo, kas ta šalis Praha, kur į Praha, kokio šaly. Žodžiu, kai buvau Praho, tai ten tokias tarpeklės, visokias plaukiojom su tom valtim, galėt pamatyti praeitam video iš Prahas, kur ten nežinojo, kur skrendu. Tai tinas, man atrodo, buvo dar didesnė, nebent ten skaitos jau ne uolas, o kažkokie kiti pavadinimą. Nežinau. Bet galėt pažiūrėti ten praeitą video. Ten tam video man draugį nupirka biletą, aš nežinojau, kur skrendu, įskridau tiesiog vien pat. Sužinojau, kur skrendu, tik tas jau būnu ant oro uoste. Rašo, kad nauja braižyti ir draudžiama, logiška. Ir čia yra iš tikrųjų senoviškų tų išraižymų iš senų laikų. Ir taip pat čia
kažkuomet buvo Opė, tai Opė padarė tos tokius, kaip suprantas, visas skylis, tas uolas. Eina savo, kaip nuostabiai atrodo. Da, pažiūrėkit į mano veidą, to jau aš jums parodys. Apaksit. Tvykau 400 km dėl to, ką pamatyti ton dalyką. Pažiūrėkit, koks asmeliuks. Kaplytas grina, tokį ryškomą. Ir dar su blizgučiais. Geras. Įdomi, kiek persteigs per kamerą, nes ana kažką pakeit spalvas. Bet tokį gražumą. Čia tą naują išbraižė. Bliam kaušą. Bet tai ana čia minkšta yra. Čia visiškai ana birst, manau. Eikti savo. Nuostabi vieta. Bet žinot, labai keistas jausmas, aš galvoju, kad čia reikės dar paeiti. O tik keli žingsniai jau pasiekiau savo tikslą. Dabar yra po 4:14. Nemanau, kad čia labai ilgai užsibūsiu, nes reikės susirasti nakvynę, pasidaryti valgyti, da gal įkrautojų kokį užsakti. Man atrodo, kad iki mano nakvynis da kokį gerą valandėlį kelią, jeigu da net nedaugiau. Tai va, tai ilgai neužsibūs. Bet čia mačiau žmonės eina su šuniukas, tai galėjau pasiimti ir aš kažką parodo, kad negali šunim ir kameras, tai negali, reiškia, jeigu neleid. Bet mačiau praėjusi šuniukas. Bet va, tokį grožį savo gamtelį sukūrė. Ir kaip ten skaičiau, kaip supratau, tai čia yra buvus upė. Ir pažiūrėjau, tos visas družėlis, tingas spalvas parodo upės lygius, kiek gaujas upė buvo. Bent jau aš taip supratau, jeigu klystu, galėtų pataisyti mane. Nespecialistas, mokslininkas tas. Nu jo, įspūdinga, ilga, aš jums čia kažkom parodžiau. Žadėjau veikti visą rataną, bet jaučka neįs. Važiuojam toliau. Reikia susirasti, kur nakvoti, o drug bus visą aikštelis užimtas. O čia aplinkau esu išsisaugojus tik tą kelias. Daugiau esu išsisaugojus arčiau Lietuvos, tai jeigu tos bus užimtas, reiks tiesiog važiuoti palei jūrą ir ieškoti, kur yra laisvas keliuks, įvažiuoti kažkur pasistatyti mašiną. Tai nieko jau nebelaukiam, pradės tempti paskiau ir kad neužsižaisti. Tai varau pas badį, važiuojam toliau. Nu va, atvykau į tokį aikštelį, kur buvo pasižymėjus, untas jūra, bet aš nenoriu tokio mėgoti. Neįdomi. Čia jau į žmonių, nu tipo, plėtelėm išklot. Nežinau, tai galvoju kažkokiu šitą paieškoti keliuku. Eik savo, kad toliai važiuoti. Nu, žodžiu, yra kelias eina palei jūrą. Nu, galvoju, gal tiesiog važiuoti, pamėginti, įžiūrėti, įsokti gal kažkur.
Jeigu niek nerasiu, tai kažkur dar yra va tokių šitą visokių nesamonių, kur gali išnakvoti. Bet aš noriu nakvoti ten, kur nieks nėra, jokių žmonių. Nu tai žodžiu, jaučiu, kada varau paieškoti kažką. Neįdomiai, ko naščiu. Už šitos mašin. Tokia šita kelias. Bild, Juodkalnio viskas. Šiaip gražus keliuks, bet kažkur, nežinau, važiuoju. Pro kažkokius, stirna, eik tu savo. Pro kažkokius žmonių trobus lakstau, čia nežinau, gali važiuoti, negali važiuoti, bet jeigu įkelis, tai reiškia gali. Niekur nereiškia mano zemė, o kaip jau rašys, tada jau nevažiaus ten. Kaip galėt suprasti, nepataikiau. Nežinau, kur atvažiavau, čia žiaurė gražiai, bet... Bet aš nepasidausiu, iškos toliau. Nu, žinokit, man atrodo, kad radau veitėlį, bet nežinau, arba pamesiu bamperį, jeigu ten važiuosiu, arba nepamesiu. Dakis dalyks ten ir smėliausia, išbijau, ką gali išklimti, bet gal ne. Blemba, bandyti, nebandyti. Jaučiu, ką bandyti, nes, tavrasim, belekiai gerai eitų. Prisidėsiu kamerą, gal išeis parodyti, kas ten buvo, kas ten verkelis, bet jaučiu, kad aš pamėginsiu. Jaučiu, mėginu. Nes tokį veitėlį rasti, čia kosmos, pripat jūras. Nežinau, mašins atrodo, kad ten įvažiavus, tai gal ir aš galiu važiuoti. Gerai, bandom. Baisiausia tenas, galiu pamesti bamperį, bet galiu ir užklimti ten tam smėlį. Ten yra arčiau tokį aikštelį. Eik tu savo, koks pakalnis. Ten yra aukščiau tą aikštelį tokį. Jūs pamatysit, jaučiu, kaip gerai atrodys, nes telefon prisidėjau ant stogų nufilmuoti. Žodžiu, yra aikštelė ir arčiau, bet aš jaučiu, kad aš noriu dar arčiau. Tai, omaga. Nežinau, matos dabar per telefoną, bet ten yra tokį, po kairį pusę aikštelį. Matot, koks čia reikaliuks. Eik savo, važiuoti, nevažiuoti. Bet ir viežas. Davai pamėginus, biškį pavažiuoti, pažiūrėsim. Omaga, ką bijau? Nežinau, važiuoti, ne? Jūs pažiūrėkit. Blemba. O jeigu užklims, jeigu užklimčiau, tai bata. Eik, jau važiuoju. Aš važiuoju. Oh my god, skaist. Mašinėlį buvo gerą, niek nepadaryk blogą. Omaga. Atvažiavau! Kokia rėkimo atsipimą, tai pizdėt. Dabar būtų gerai iš karto apsisukti. Omaga. Man jau nepatinka tai tokiai kažkokiai. Nebandau užklimti, eik šikti. Nebus kam ištraukti. Baik. Jokių. Viskas. Eik, tu savo atvažiavau. Dabar aš negaliu. Atvažiavau tokį veitą. Ką tik išvažiuočiau ryto. Eik, tu, ar aš čia nakvosiu? Oi, akščiam badėte kitu. Eik, tu savo. Jūs pažiūrėkit. Aš tokio veito mėgosiu. Eik, tu savo. Aš tokio veito mėgosiu. Jūs pažiūrėkit.
Kai tik atvažiavau Veino aikštelį, galėjau ten pilniausia pasilikti po, čia buvo ta Veino iš pažymėtų vietų, kur tipo galėčiau pernakvoti. Nepatiek, susiradau kietą. Irgi, negerai. Bandžiau iškuoti vis tiek. Gera, kad ir iškojau, nes ir radau to, ko noriu. Aišku, galėtų šitom žaliem biškį taip mažiau smirdėti. Nėra ką labai, bet biškį užneškarts. Bet vis tiek tokio veitojas. Šakis, va ką priek, nepatink, nesitenkinti to, ko duod. Daprašyti, reik daprašyti. Jeigu neprašys, tikra, ką negausi. O dabar pabandykim iš mašinos padaryti numus. Pirmiausia, reikėtų atsilenkti sėdynės. Ir aš galvoju, kada nusteik šitą, tik tas į te atsilenk. Bet man tėti parodė. Paklausiau, ar gali dar daugiau atlenkti, parodė, kad gali. Va, aš galvoju, negi teik tik tas. Bet pasirodo, čia turi ištraukti. Va. Taip, palatų dar reikės. Tas reikia ištraukti. Va, ir dabar ta pilna atsivert. Eiktas savo šnegal. Tik laikas vajoja, o paton. Ir pagaliau. Štai ne šiaip savunkui, kad į almę, jeigu aš turiu atsivežus, dormiau, čiužinį pasiklos. Viskom pasidarysiu, kad būtų čiki-briki. Čia turiu visus virtovės rakandus atsivežus. Patalynį. Bet eik į priekį, Keliauk. Ir štai pažiūrėkite, koks guolis. Badė, kaip tau lova tokia. Ką? Badė, kaip tau čia patiks miegoti? Ką? Kokį minkštom lavelgavos. Eik tu savo. Mieguosim. Įsirengiau savo virtuvėlį. Nusipirkau tokį stalioką, šitą bus man patogia, fainė. Persirengiau numinius drabužius patogesnius. Žinot, kas liūdniausia, kad atminties kortelėje belieka kem minučių laiką filmuoti. Tai nežinau, rytoj gal su telefonu reiks pabaigti, bet žiauriai gaila. O gal ras kokį parduotuvį, davė kortelį nusipirkti. Nežinau, bus matyti. Tai šiandien vakarieniai turėsime dešrelių. Dešrelių nusipirkau. Irgi šiaip nevalgau, nes ten, chemikalai ir. Tai valgau tik tada, kuomet yra kažkoks spuogas, kada esi gamtuo, tada jau dešrelis visoks valgau. Jau lauku iš tikrųjų rytoj ryti kavėlis pasidarysiu, čia tep su vaizdu, visko. Eik sau, kad bus fainė. Aba kol vakarienis eik tu jau sugėdu. Išsiput, girdėt, šnypšt. Aba. Negalėjai sugėsti da. Turiu humusą su morkom. Jauč babunėlį man sakytų, mal žirnis kažkoks jėd su morka, su batvinės. Gerai, nesugėda. Susidėliojau atskirą į maišelį susuks pakuotis tam, kad mažiau šiukšlių pačiai būtų išnešti. Ir žiūrėk, vies nūpūtų dar kažko, nors nebepagauni, kokį paperioką. Tai, kad nebūtų tokių nesamonių. Susidėjau visko ant indėlius, grįžu numiai, išsiplausiu, vėlėkį spintelį ir gera bus. Ugniais dar neužsikūriau, nesvarbu, nesmė. Kepsėm dešrelis ir dešrelis kepsėm su daržovėm. Atsivežiau visų ingredientų. Iš kaimo bulvėlių mažylėlių, svogūnioką, papriką, bolius jaučiu pjaus per poską, greičiau iškeptų. Bet čia panos ir tuokštą tos kiaulėns. Tai aš anus yra šviežias, tai turėtų greitą čia iškepti. Bulvyčių. Toliau man labai patink paprika kepta. Tai dėsiu paprikas. Gal reikia tiesiog cielą dėti. Teik to. Paprikėlis. Tai jau besuojant perpjauta. 2 dešrelis. Užteks. Šaluota ton kažkokį cebolį. Įdėsiu tiesiog per pos perpjaus. Nusipirkau tokių, šiaip niekuomet neperku šanų, bet nusipirkau, nes buvau mažylėks, o tos papras normalis cebolis buvo dėdelis labai.
Tai man patinka tiesiog cielų tokia apdegus cebolė, bet ten nebus apdegus šiuo atveju, nes čia tiesiog viskas troškinsės, manau, nes labai maža veids pitelnė. Da kelis bulvelis tas mažytės. Nu, blembački, gal da vindešo reikėtų pamėginti. Kam tom pjaustim lentelį pasėmiau, jeigu taip visko darau. 2 dalėk. Nu, 2, kam nors. Toliau, turiu mažų tokių, tokių pomidoriukų. Tai pomidoriuką irgi pakepsiu. Tiesiog visko sumetu, kap noriu valgyti jau. Iš pomidoriuk sulčia atsiras. Ir dar įmesiu cielą česnaką. Kada cebolį, kepi tokį cielą ir česnakus cielus, tai netor tiek daug to česnakėnis skoniaus, atrodo, tiesiog nugarau labiau, bet ir skaniai. Taip, česnakioką. Dar esu pasiims netgi pomidorų padažų, irgi šiaip nevalgau, bet čia bus vakarin. Ir iškart niek nelauks, tiesiog supils alyvuogių aliejaus. Žinau, gal aš nepagailėsiu, paskiau pradėsiu neįsivelti. Biš per daug reikia rytoj jau pasilikti, juk rytoj da pusryčiam reiks gaminteis irgi. Iš karto užbersiu druskėlis, biški pipiriuko. Man kaip nepatinka, papipirinti, padruskinti. Tiesiog įdėti drusks į pipirų. Kas čia per naują madą, arba davinsas į gers. Toks kažkodėl erzin. Citrin pipiriai. Toks jaukingas kažkoks tas pavadinimas. Pipirą su citrina. Nežinau. Viskas gerai, tiesiog jaukinga man kažkaip. Neprautus taip sakyti. Viskas rekordugni. Ir dabar metas gaminti valgyti. Įgaminti vėlę kuntuo. Tai pirmiausia, reikėtų įsipilti benzino. Įda kažkiek, bet ten jau išbezdėjo per žiemą. Manau, reikėtų da įsipilti. Toks aparačiuks. Aš parodyčiau išarčiau, bet nepasėmiau laikikliaus. Kamera neturiu jokį kažkokį patogesnį dalyką. Tai esu pasidėjus tiesiog unkėdės, ten te biški nesąmoninga. Bet, niek, gera bus. Taigi, toliau jaučiu, kad šimto pat ir mėginu skorti. Tai kas nematėt praeitą video, čia aš mataus nesvarbu. Kas nematėt praeitą video, rodžiau, kaip ir užkurama ta tokį senovinė, krosnis. Tai pirmiausia, mums reikia įsipilti benziną, čia ir benzins. Čia ne visai taip, jeigu būtų nauja, tai biški kitaip viskas vyktų. Bet čia taip darau, taip kaip išėjant su tau kultūru. Ir dabar čia yra tokia lėkštelė, tai jau parodys. Čia yra tokia lėkštelė ir man reikia pilti benziną su švirkštenį lašinti. Tada užkaitant tas benzins uždegts ton vamsdėlį ir iš to vamsdėlį ein benzino garą, ir tuomet užsideg normaliai ir tuomet, dega. Tai taip pamėginkiam padaryti. Pilkiam. Praeit kartą, aš nežinau, iš kelins įkiaus man išėjai tik tą įvykdyti. Ir dabar reikia atsukti kraniuką. Aišku, rėplių nepasėmiau. Atsukimų. Nafik. Vėl vargstu. Čia labai sunkia ton nusukti reik. Dūmyk čia į veidą žaltį. Nepasėmiau rėplių. Žiopla. Kaip aš vakarienį pasidarysiu. Jeigu neatsuk tuo, tai... Blemba. Sugalvojau, su to užkišau ir atsukau. Iš naujo. Vėl pripilam benziną. Pelkis tik tas. Biški mane čia nukarėta tas
dalykiuks. O, lyg ir kažkas panašaus. O ką dūmiai? Nu į viskas. Mūsų patiekalas. Dedam ant ugniais. Da, biškį atsuksim. Tada! Vakarienė kepa. Nu, da nekep, bet turėtų tai kepti. Va, ugnelą. Ateik, akšien, ateik, nebijot. Ne, ateik. Akšien, nori gerti? Badė, nori? Jo, gerka. Badė, nori? Čia vykst kepėjimą reikaliuką, pasidarysim limonadą numinį. Kokios da mačas. Nenorėmės jokios mačas. Aš turiu nusipirkus laimą. To jau bišką nuskalauju. Galės paskersoti laimoniaus. Ką prisilpinau, tai prisilpinau dabar. Nu, visai visą užgesinau. Blemba esu geras maušas. Žodžiu, gaminsim limonadą. Čia turiu mano mamas darytų juodųjų serbentų. Anu sublenderiavo ir sumaišė su cukrum. Tai vis tas skonis tiesiog šviežių juodųjų serbentų tebėra. Ir manau, kad visi vitaminai turėtų būti išlikę, nes nieks neišverta, nežinau, aš noriu skaniai atsigerti, įsidėsiu cėlis kaupas, įsidėsiu biškį daugiau. Tada tu badžiukai toli nenaik. Dabar tik įsidrasen, išeit biškį lauk. Na, užaudė dešras, ką? Nori dešras? Nu, padarykime tau šventį, daugėme tau biškėlį. Dar lieka, bet nedaug, gera. Paskiau, kad nebūtų problemėlių. Ir tavo sausą maistelį paimti, tai užteks. Taip, auginis. Dabar nusipirkau laimą, paimsiu. Pala, ne taip jaunu. Reikia pjauti taip, tuomet išsispaus sultis. Jo. Va. Į triekšų, manau, teik gabaliok. Iškart, žinot, apie ko pagalvojau? Apie tekilą. Suspausim ir mes suvėsiu ton dėl skoniaus. Su visą tą žeibėlę, aš man biškį da tep padraskysiu. Tep. Biškį čia non tep, kad išskleisiu ton visą. O, ką kvep, išskleisiu ton visą skonį. Ir dabar, pamatus, visą šiukšlynų rodau. Nu, čia yra šiukšlių maišelė padėti. Nu, nesijaukia. Gamtoje sunkiai biškį. Nu, ir įpilsiu mineralinį. Čia pirm kart darau tokį dalyką. Aš net gazuotų mineralinį negeriu. Nu, bet, tipo gerų vytautų ten. Nu, bet tokių neperku. Eik, tu kaip gerai atrodo, kaip limonas. Aš manau, kad bus skani. Ką užputuoji. Nu, pažiūrėkim. Ar ir tave domina? Ai, tave dešus domina. Tuok, gavau dalykiok. Jaučiu, kad skani, bet jaučiu, kad reikės daviški tos skoniaus ar augyčių, ar laimą. Paraganaujam. Skani, pats tas, niek nereik. Rūkštė, nietanto cukraus daug. Prašau, turėjom limonadą. Šiaip tai žinot, ko reikėjo nusipirkti. Ar leliaus. Bet pamiršau. Žadėjau pasiimti nealkoholinį. Kaip tas man patiekals čia be gyven. Nu jau gal kaip ir netgi. Gal jau netgi ir būtų galima valgyti. Pažiūrėkim, ką buolius. Jie tau, kad trūkst stalviršių. O,
Viskas paruošta. Gerai, tai tu medabiški ant didesnės ugnelės, kabiški apskros. Nu, norėtai čia? Na, į kas lent prie stalo dabar, ką? Lenti prie stalo, lenti. Tau nedaug. Nu tai kon, artėjam į vakaro pusę, neslėpsiu ir biški jauduliokai, biški baims mėguoti. Aš nežinau, ir tokia rugilį veino, į tokį mergą, katrą su dviračiu važiuon ir mėgti hamakį. Bele kur ir, nežinau, von hamaks, jį žinot kap. Paėmė, susiautė, unkupros ir išsinešė. Mėgus mašinu išsirakien, nieko abejot, bet aš esu mačius tų siaubo filmų, neminka. Tai, nu, biški tep, įtakso nejaukoms, kad bus šalta, nebijau, jeigu ką, užsikurs mašiną, pasišėldysiu, bet išėp turiu 2 adielus, kaldrą, pukėnį, tai manau užteks. Kas toliau? Toliau tokie dalykai, kaip higiena, ne? Man, pavyzdžiui, ir svarbu, aš kiekvieną rytą einu dušą, ir taip atrodo, be dušą net neatsibudini toks kažkoks jautys, toks surūgis, skincare'as. Aš turiu problemų su veidu ir ne vien tik dėl to, ir šiaip reik rūpinti savo odą ir naudoti kremoką ir šį bei tą. Tai irgi, nu viskas įmanom, tipo viskas ir vandens turiu, bambalioką atsiprausiu, dantis išsivalysiu, bet, pažiūrėjau, turiu problemą su galvos plovimu. Kai buvau paauglė, kiekvieną rytą norėjau veid gražias plaukas išsteisinti, tai kiekvieną rytą plaudavau su Head and Shoulders ir susigadinau taip, kad turiu dabar kiekvieną rytą plauti, kitaip neįmanom, tiesiog žiauriai valuojas galvą. Tai nežinau, ką reikėtų išspręsti ton dalyką. Nu, tipo, įsivaizduoju, keliaujant, tai kas kelias dienas vis tiek tu neturėtum imti kažkokį nakvynį, kur galėtum normaliai nusimaudyti. Bet šiaip aš, kadangi kiekvieną rytą plaunu, nu tai kažkiek su sausu šampūnu galėsiu žaisti. Nu, čia toks problemas, kad toks te būtų, nu, bet tipo, nu, vis tiek toks, kad esi mergait, nu, trūksta net tokių dalykų. Nesijokėt, ką atrodo. Kiet su man draugas, pavyzdžiui, iš jas net nemėgotų nei palapinėje, nei ko, jokių gamtų, ne. Tai, nu va, tokios problemėlės. O šiaip, nežinau, esu pasiėmus knygą. Tai va, dar per tus 4 mėnesius, kai spėjau padaryti, tai pabaigti knygą skaityti. Tai šiaip savėm džiaugus, nes įdomi knyga, bet taip kažkaip nesugebu surasti to laiką, nesugebu pasiskirstyti laiką knygą. Tai va, pabaigiau knygą skaityti ir čia atsivežiau tokį knygą. Nežinau, šiaip labai populiari, labai išgerta. Kiek daug teksto, visiškai apėjimų puslapį, jokių pastraipų. Tai nežinau, bet ar tikrai reikia skaityti knygą, kuomet atvažiavo pailsėti nuo savęs, ar kaip tik pabūti su savo mintim, nes kaip skaitė knygą, ana ir tas pats realiai, kaip žiūrėtum filmą, nu, tipo, vis tiek tavo smegenys galvo, kad anos ir kažkur tami įvykiai, to knygo, tai nežinau, ar tikrai reikėtų. Jaučiu, kad tiesiog pagulėsiu, paspoksuosiu į žvaigždės, norėt parodys, ko į žvaigždės. Va, ta žvaigždės. Ir tas neskrent. Ves laik degi. Žodžiu, tas žvaigždės žiūrėti. Ves laik deg limput.
Neišsijung. Užkūriau biškį mašiną, pakrauti akumuliatoriam, į biškį kamerą pasikraust. Tai žodžiai, toks žavaigždis biškį paspoksuoti. Tai va, tai toks bus mano nakvojimas. Ir žinot, ko aš pamačiau, kad aš esu visiškai netoli Estijos. Aš nesbuvau Estijo. Tailandas buvo mano 20 aplankyta šalis, Estija būtų 21. Tai nežinau, taip, ką pamačiau, kad netolės galvoju, gal reikėtų užsakyti. Nes kits variantas būtų varyti ten pradžioje Latvijai, sakykime, net arčiau Lietuvos, toks parks yra, kur ten laukinė arkliuka yra, ten visokiai tokie dalykai, bet nežinau, ar tikrai bus įdomi mane ir nežinau. Problema yra tame, kad aš neturiu kortelės filmuoti video. Tipo, baigas atminti, baigas kortelė atmintis, tai nežinau, tipo, ką reikėtų pafilmuoti. Telefonį kažkiek atminteisi ir bet tunsa užnis. Būna jau filmuoju ir aš, kai jau nebė. Tai dėl to irgi kits klausimas nežinau, ko daryti. Tai galbūt rytuo pavyktų susirasti, kur kortelę nusipirkti ir tada varyti iki Estijos. Bet ko aš ten veiksiu iš kitos pusės, aš niek nepasižiūrėjau, labai toli nebenoriu nuvažiuoti, nes pažiūrėjau, iki čia važiavau 5 valandas, tai nuo Estijos dar ilgiau važiuočiau. Vis daina, nu bet nežinau, gal variants. Tai jau čia pasigausiu į lovą, pagalvosiu, gal tikra variants, tokį sugalvoju dalyką. Toks planas, ryto planas pasidaryti pusryčius. Galbūt nueiti pasimaudyti, galbūt pabėgiuoti pakrantę, gal viški čia nulėkti, ten tokis uolas zaveinas fainas prie jūros yra. Dar vien tokį fain veitelį nubėgti, pažiūrėti, marods, kad čia netoli, kokį kilometrą gal nubėgčiau. Paskutinį kartą, kai bėgau kilometrą, tai reikia taip prie bordiūrą atsiremti, nes galvojau, kad nuo Alpsų. Žiauriai, iš tikrųjų, tokias. Nu, nebebėgiuoju, vien žodžiu, nebebėgiuoju jo. Forma prarandanėjama. Nu, žodžiu, dings po biškį. Nu, tai va, prausimasis, nežinau, su bambaliuku taip. O, prisivariau į runkluvavį. Tai va. Jaučiu, man veidau patiks akvilis rundau. Ne toks kaip iš kranų su kalkėm. Šiaip žinot, ko užsimaniau? Droną. Aš neįsivaizduoju, aš ta prasme jaučiu visiškai nemokėčiau valdyti ten, nes tų joystickų, pažiūrėjau, nemoku valdyti, korektin žaidimų žaisti. Bet kaip aš galėčiau perteikti, kur aš jos nešinu stabi veitą. Toks laukinis paplūdimys, labai fainė ir galėčiau parodyti, o dabar nelabai išeina. Tai pagalvojau, kad tuo reikėtų. Ir reikėtų kameras nusipirkti, nes aš ir vėl kamerą skolinausi iš savo draugų. Jau atsibodo būti paprašai, kad pačiai tai biškiau sarmatėlį. Prašau. Seniau vis laik su telefonu filmuodavau, bet kada nam kažką su to veita durna, tai ir tai nėra nuos. Tai ir šiaip fainė su ta nuos kamerą. Tai galvoju, kad reikia nusipirkti. Vat jūs esat saugojai, sušelpėjai, labai ačiū. Tai tos pinigėlius panaudočiau kamerą arba dronų. Bet vėl dabar investicija į tokį brangų daiktą. Anus gali ir išsinuomoti, tai gal užtekti tiesiog nuomoteis. Pats baisiausias mėnesiaus laikotarpis, žodžiu, ką baigas. Viens krems baigas, kits krems baigas. Tas tikos nesibaig, nes jis pats brangiausias. Nesąmonė, dantų pasta, baigas, dezodorantą, lašas, visko ant vienu metu. Gert kažkokie žmonės kažkur aplinko vakščio, tai aš tikaus, kadangi šneku, nei galvos, kad aš esu ne viena. Toks mano čia ir planas šnekėti garsiai. Bet čia nelabai matos nuo jūros mašinų, kad ir pastatyti, jeigu nepažiūrė, nu tipo. Tai va, ko jis sakė? Jo. Nu ir beliko dančiai.
dančius išsivalyti. Gerą mašinti, jeigu biškį paberbin. O, dantų pastą kelioninį jau pasėmiau ir tą patį